Prašau. Sveikas. Sveikas. Povilų kalbų? Jo. Povilai, aš čia dėl sekmadienio tokio įvykio. Kokio? Aš manau, kad žinai. Tiesiog gal apsimeti dabar, kad nežinai, bet prie Rimi parduotuvės ten. Dėl Fiato apibraižyto, kaip ten kas, gal... Fiato? No. Kaip tai apibraižyta? Nu kaip. Bent jau vaizduose, kas yra nufilmuota, tai kaip sako Hebra, tai tavo veidas kaip ir šmėstelėjo. Mano. Tavo. Nu ir dar ten 3 kažkokie bičiukai, ar kas ten, kiek ten buvo, aš dabar neatsimenu. Aš tiesiog norėjau paklausti, supranti. Tas Fiatas yra ne mano žmonos, aš ją nupirkau. Ir dabar... Fiat. O kurią čia valandą? Sekmadienį vakare, žinok, mes atvarėm apsipirkti, aš dabar nepasakysiu kelintą valandą. Manau, jeigu tu tai padarai, tai čia valandos ir minutės visiškai neturi skirtumų. Esmė ta, kad Fiatas... Fiat, o tai kurioje vietoje tu stovėjo Fiatas? Prie Rimi parduotuvės. Tu iš Alytaus. Iš Alytaus, ne? Iš Alytaus. Nu tai va. Prie Rimi parduotuvės, žodžiu, mano, kaip pasakyti, turiu filmuotą medžiagą. 3 bachūrai ir vienas atpažino, kad tu esi būtent toj nuotraukoj, toj vaizdo kaip ten video. Man nesvarbu, žodžiu, esmė ta, kad yra taip. Aš esu žiauriai suparintas, mokėjau už Fiatą 40 štukų, buvo beveik nauja mašina, daviau savo žmonai, per metus nesugebėjo nei kiek įbrėžti, nors yra kvaiša, o čia per vieną vakarą. Per vieną kažkokį nelemtą vakarą kažkokie 3 pacukai subraižė man mašiną. Tai papasakok, kaip dabar ten viskas įvyko. Nuoširdžiai, be jokių ten nesąmonių, žinai, aš tavęs nebijok neprimušiu, tiesiog įspręsi, manau, vyriškai viską. Subraižė. Nu tai pasakok, kam jūs taip darėt? Kokio velnio gal buvo motyvas, aš nežinau. Subraižė, čia tai geras. O kas geras? Tokio įvykio nesimenu, kad ten būčiau ar subraižęs, ar atsikrenkęs. O kurioje vietoje stovėjo tas Fiatas iš viso? Rimi aikšteliai. Nu tai kiek aš dabar tau jardais papasakosiu, kiek iki tos pardavėjos? Kurioje pusėje bent jau? Dešinėje pusėje. Ar kaip ten dabar žiūrim? Dešinėje pusėje stovėjo Fiat Bravo mašiniukas. Apibraižytas, atėjau, viskas. Dabar susigaudžiau, kad yra nufilmuota su telefonu, gražiai viskas. Ir matosi tavo feisas. Jeigu tu nenori dabar gražiuoju pakalbėti, rytoj sutiksim, nežinau. Matosi mano? Veidas, ar kaip pasakyti? O tai kaip čia nufilmuota, taip? Aš matau, kad tu nenori labai, sakau, gal gražiuoju susitarsim, tai va rytoj aš tau viską parodysiu komisariatyje. Gerai? Jeigu nenori gražiuoju susitart, ten kažkaip ten... Bet kad aš neatsimenu. Nu tai neatsimenu, tai pažiūrėsi, kaip atrodai. Girtas ar negirtas, aš nežinau, bet... Nu, aš girtas tikrai nebuvau. Nu taip, reiškia, rytoj pažiūrėsi video vaizdelį ir viskas bus aišku. Tada bus rašomas, kaip žinai, kaip ir visur, protokolas ir be jokių nesąmonių. Tai vat. Tai galim šiaip susitikti, parodyti. Šiaip susitikti. Kas susitiks su tavim? Kas man iš to? Tu man nori pasakyti, kad mašiną atitiesinsi su liežuviu gal? Jeigu nori gražiai susitikti, paruoš man 2 gabalus ir viskas. Aš ištrinsiu tą vaizdelį. Nieko nebebus ir galėsim tiesiog ramiai savo išsiskirti. Bet kol kas aš išeities nematau ir rytoj jau 8 valandą ryto žadu skambinti policijai. Tai turi pagalvoti iki 7 ryto valandos, gali man paskambinti šitą numerį. Jeigu surandi 2000 litų, sutinkam 7:30 prie Rimi tos pačios parduotuvės, aš ištinu prie tavo akių vaizdelį, man 2 gabalus ir ramus. Tvarka? Tinka? Nu, pagalvoti. Kaip sakai, pagalvosi? Nu. Gerai, dar vienas dalykas. Zip FM. Dabar dar kartą pagalvok. Sveikas, tave pabadė radio stotis Zip FM, radistai Jonas ir Rolandas. Kaip laikaisi? Nu, gerai. Ką veikė? Sėdžiu. Povilai, Lukas čia parašė. Viską. Nežinau. Tu klausyk, nieko nežinai, gal tu vitaminus gerk atminčiai kokius nors.
Kaip? Gal tu sakau, vitaminus gerk atminčiai pagerint. Jo, kažkaip nieko. Gersi. Gerk. Mes tavim čia pajokavom, nors iš tikrųjų gal taip ir buvo, ne? Kad čia taip jau sunerimai. Ne, taip nebuvo. Taip nebuvo. O Gerai. kaip buvo? Labai sudaužėt, nesubraižėt. O kaip buvo? Niekas normaliai, lyg išvažiavom viską. Aišku, nu, ne mums čia teisti ar parintis dėl mašinos. Jeigu ką, tave žaibas trenks, žinok. Tai va, linkėjimai nuo Luko, kuris sakė, kaip čia, linkėjimai Povilui nuo draugų, su kuriais apibraižė mašiną. Va, tai. Įdomi. Tai va, tai gero vakaro. Ačiū. Nesiparink, iki. Ate. Nu, čia piktai biški. Prikolnai visai.